Sveiki, tikriausiai pietaujate dauguma, o aš tvarkiausi namus ir sugalvojau, tiksliau nesugalvojau, bet atėjo tokia mintis, kad noriu pasidalinti vieną temą, galbūt jinai jums aktuali dabar yra, tiesiog nei man išplaukė mano viduje ir aš netidėlioju, padėjau visus šepečius ir dulkių šluostes į šalį. Ir noriu su jumis pabendrauti keletą minučių, jeigu turit laiko dabar, jeigu negalėsit įrašą peržiūrėti. Tai šiandien tema yra mano, kurią noriu pasidalinti, kaip padėti kitiems žmonėm per atstumą. Skamba keistai ir truputėlį gal iš tokios ekstrasensinės pusės. Atrodo, kad gal tai normaliam įprastai žmogui nelabai įmanoma padėti per atstumą. Tačiau aš vis dėlto vedu į tai, kad mes visi esam viena. Ir ne tai, kad vedu, bet aš žinau ir dalinuosi tuo žinojimu ir tikiu, kad jūs tai žinot, kad mes visi esame viena ir nesvarbu, kur mes būtumėm ir mūsų artimieji ar kiti brangūs žmonės būtų, mes vis tiek su jais susisiejam. Ir šito mes mokomės kaip tik mūsų kursą dabartiniam, kuris vyksta, išlaisvink savo energiją, bet šį kartą ne apie tai, o apie tai, kaip padėti savo artimiesiams žmonėm, jeigu jie toli. Ir mes labai norim padėti. Ir tai yra natūralus mylinčio žmogaus bruožas. Ir kiekvienas iš mūsų susiduriam su tokiam situacijom. Aš neišimtis. Aš turiu taip pat vaikus, taip pat turiu tėvus, taip pat turiu seserį, brolį. Ir laiks nuo laiko atsitinka kažkokie gyvenime bangavimai, kurie paprašo didesnio dėmesio iš manęs. Ir visada aš prisimenu šitą dalyką, kad žodžiais aš galiu padėti tik tai palaikyti būseną. Tačiau didžiausias dalykas, ką aš galiu padėti, tai ne patarimai. O mesgi labai mėgstam duoti patarimus. Mes vietoj to, kad tiesiog palaikytumėm žmogų, įkvėptumėm jį, sakytumėm, kad tau viskas kad viskas pasiseks, viskas bus gerai, mes automatiškai mėgstam duoti patarimus, sakyti, kaip reikia elgtis. Tačiau tai yra didžiulis pakliudimas, kuriam kartais užkimbo ant ko ir aš. Tiesiog natūraliai būna taip, kad vietoj to, kad ištartum palaikymo žodžius, pradedi patarinėti, ką dabar tu galėtum daryti, kaip tu galėtum elgtis kitam žmogui. Ir tai yra, sakyčiau, ne tas požiūris, kurio reikia, kad žmogui padėti. Tai iš tikrųjų mes galvojam netgi, kad mes žinom daugiau už kitą žmogų ir žinom, kas jam yra geriausia. Tačiau tiesa yra tame, kad aš žinau tik tai, kas yra man geriausia, o kitas žmogus visada žinos tai, kas jam yra geriausia. Ir galbūt mes nežinom dar ir daugybės kitų dalykų, jeigu vertiname tik tai iš žemiško lygmens ir galvojame, kad vyksta dalykai, kurie vyksta tik tai tame fizinėme pasaulyje, tačiau mes iš tikrųjų esame daugiamatės daugialypės būtybės, kurių dalis yra fizinė, o kita dalis yra visiškai nefizinė. Ir mes ateiname į šitą žemę todėl, kad patirtumėm kažką, kad įgautumėm naujų patirčių. Ir kartaisgi būna, kad tie žmonės, mūsų artimieji, kurie patiria sunkių situacijų, o ir mes patys patiriam tų sunkių situacijų. Iš tiesų, tai tos situacijos yra reikalingos dėl sielos patirties, dėl sielos augimo. Ir jeigu žmogus, kuriam jūs labai norit padėti, jisai tiesiog atstumia tai, o taip dažniausiai ir būna, kad tie žmonės, kuriem norim padėti, jie atstumia mūsų pagalbą, sakydami, kad jie žino geriau ir tai yra jų pasirinkimas. Tai yra tokia nerašyta taisyklė, kurią reikėtų tiesiog kiekvienam prisiminti prieš ištariant žodžius, kad aš žinau, kaip tau reikia gyventi. Kiekviena siela žino, kaip jie geriau gyventi ir kiekviena siela eina to dievišku keliu, nesvarbu, kad taip atrodo, kad jie juda, stovi vietoj ir elgiasi, gyvena visiškai ne pagal tas vertybės, kokios jums atrodo, kad yra teisingos. Tai čia irgi vėl susitvarkyti su savo ego ir su savo įsivaizdavimais kiekvienam žmogui labai labai svarbus dalykas. Betgi dabar grįžkim prie to, kaip mes galėtumėm iš tikrųjų padėti. Ir aš jums siūlau tai, ką aš pati darau. Vietoj to, kad patarinėčiau, kaip pasielgti ir tų patarimų žmogus tiesiog atstumtų, nes kai mes kišamės į kito žmogaus gyvenimą, jisai automatiškai gali sakyti ne. Aš renkuosi tokį būdą pasižiūrėti į save.
pasižiūrėti save. Kas aš dabar esu? Kur aš meluoju savo? Kur aš neįgyvendinu kažkokių tai dalykų, kuriuos savo esu pasižadėjus? Kur kažką aš darau, kažkur nusileidinėju savo, kažkur nusileidinėju kitiems, kur aš išduodu savo kažkokias tai vertybės. Ir iš tikrųjų kiekvienas, jeigu mes pasižiūrėtumėm į save, tikrai atrastumėm tų dalykų, kur mes kažko tai nedarom, nors norime, kad kiti tai darytų. Aš nesakau, kad ta sąsaja turi būti tiesioginė, tačiau jeigu jumyse ar manyje yra kažkokie dalykai, kur aš save apgaudinėju, ne? Jeigu aš, tarkime, sakau, kad man reikia daryti mankštą, bet aš jos nedarau, jeigu ten dar kažkokių dalykų, kiekvienas turi savo, ne? Tai ir yra ta kliūtis, kuri gali, kad ir kaip paradoksiškai skambėtų, tai gali būti ta kliūtis, kuri trukdo kitiems žmonėms suprasti, išgirsti save, mūsų artimiems žmonėms. Nes mes, kaip minėjau, esame vienas laukas, viena erdvė ir ypač jeigu esame labai emociškai susiję su tais kitais žmonėms. Todėl ta informacija, to oro lašeliniu būdu, jinai automatiškai pereina į kitą žmogų. Būkit tuo tikri, būkit tuo įsitikinę, kad jeigu jūs savyje kažką keičiasi ne tik tai ta aplinka, kaip mes įsivaizduojam, kad jinai atsipalaiduoja ir nebeįsitempia, jeigu mes nebeįsitempiam, bet keičiasi ir tie žmonės, kurie yra šalia. Žinoma, be mūsų egoistiško lūkesčio, kad aš dabar keisiuos, o jie irgi pradės keistis. Tai yra irgi ne tas kelias. Jeigu mes norime jiems padėti, mes galvojame apie tai, ką mes savyje galime pakeisti. Šią akimirką dabar. Ir kiekvienas iš mūsų jau dabar, jūs manęs klausot, galite savo užduoti šitą klausimą. Aš žinau, kad mes žmonės ieškom tokių arba labai sudėtingų būdų, kurie esą efektyviai veikia situacijas. Arba galvojame, kad va tai, ką aš dabar sakau, tai yra super duper paprasta. Ir tai negali būti tas universalus metodas, kuris gali padėti. Bet aš siūlau jums pabandyti. Jūs tiesiog pasižiūrėkite į save, ką aš darau šią akimirką. Ne taip, kaip aš įsivaizduoju, kad galbūt reikėtų daryti. Kur aš meluoju savo, kur aš išduodu save, kur aš netesiu kažkokių tai pažadų. Ir žinot, aš mankštos, tarkim, nedarau, bet noriu, kad mano kažkas tai iš artimųjų mankštintųsi, pavyzdžiui, vaikas, ne? Arba, sakykime, aš pati rūkau, noriu, kad mano vaikas nerūkytų, ne? Aš nerūkau iš tikrųjų, bet sakau kaip pavyzdį. Ir jūs žino tuos paprastus dalykus, bet dabar aš jums pasakysiu tą energetiškai dvasinį paaiškinimą, kodėl taip vyksta. Ir ką jūs dar galite daryti, kaip jūs galite padėti kitam žmogui. Žinote, turbūt girdėjote tą tokią ketureilį, man labai gaila, atsiprašau, aš tave myliu, kaip ten dar, žinote, ne? Man labai gaila, atsiprašau, aš tave myliu, dėkoju tau, va. Taip, ir tai yra vadinamasis Ho'oponopono metodas. Ho'oponopono metodas yra polineziniečių, tų tautų, kurios gyveno Polinezijos salyne, o iš tikrųjų tai yra šamaniškas ritualas, ne? Bet šito ritualo esmė yra ta, kad jie suvokia, kad gyvenimas teka iš vidaus į išorę, o ne iš išorės į vidų. Ir kada mes savo viduje atliekame kažkokį pokytį, tas pokytis tampa tiesa viskam, kas yra aplinkui. Tokia yra jų filosofija. Ir štai jums pavyzdys vienas, kaip tai vyko realybėje, kada Joe Vitale, toksai vienas amerikiečių, nežinau kas jis toks, bet jisai parašė knygą Be ribų ir jisai irgi labai stipriai išanalizavo šitą metodą. Ir jisai aprašė tokią situaciją, kada vienas psichiatras dirbo psichiatrinėje ligoninėje, kurio gulėjo kaliniai, tai buvo kalėjimas ligoninė, kurie turėjo labai didelių psichinių sutrikimų. Ir įsivaizduojate, jis išgydė visus tuos ligonius, jie išėjo į laisvę ir jie buvo visiškai sveiki. Skamba kaip mistika, ne? Bet tai yra reali tikra istorija, tačiau jis jų negydė nieko. Įsivaizduojate, jis nedavė jam jokių tablečių, jisai netgi tų žmonių nematė. Ką jis darė, jis pasiimdavo tų žmonių istorijas ligos, jisai prie jų prisiliesdavo, susiliesdavo per tas istorijas su kiekvienu žmogumi ir kartojo tą metodą. Man labai gaila, atsiprašau, dėkoju tau, aš tave myliu. Ir jisai gydė save.
Jo visa jo pavyzdys rodo, kad gydydami save mes gydome viską aplinkui. Suprantat, kame reikalas? Tai čia yra, nepaprastai stebuklingas ir labai paprastas būdas kiekvienam iš mūsų pakeisti situaciją. Pirmas dalykas, ne tai, kad pakeisti situaciją, bet padėti artimiesiems. Pirmas dalykas, kuris įvyksta, kad kartodami visą tai, mes gydom, švarinam save, savo viduje. Mes patys nustojame nerimauti, mes nustojame išgyventi dėl kito žmogaus. Kas labai kliudo kitam žmogui eiti jo pasirinktų išlaisvėjimo, išgyjimo keliu, tai mūsų prisirišimas ir laikymas dėmesiu, netgi tokiu perteklinio emocingumu. Oi, susitelkus, Dieve, kas bus, kaip čia jam dabar padėti. Mes įtempiame tą erdvę, mes įtempiame ir neleidžiame tam žmogui sveikti, nes mes patys esame ligoti. O kaip ligotas žmogus gali kitam žmogui padėti? Jis negali. Mes jaudinomės, o tai jau liga yra. Mes painiame dalykus atjausti ir pergyventi su tuo žmogum tą situaciją. Nereikia pergyventi tos situacijos. Kada mes emociškai įklimpstame tą situaciją, kurioje yra mūsų artimas žmogus, mes jau tampame tą situaciją, mes tampame tą ligą, galima sakyti taip, ne? Ir būdami taip, savo dėmesį nukreipę, tai mes negalim kitam žmogui padėti. Mes susitapatinam su situacija, o mes turėtumėm būti atsieti nuo tos situacijos. Tik taip mes galim jiem padėti. Ir jeigu mes, sakykime, esame dar toli nuo tų žmonių, kuriems mes norim padėti, ne? Mes esam toli, netgi kitoje šalyje, ne? Ir tu jauti, kad tam artimam žmogui yra blogai. Tai jūs galite pradėti daryti tai, ką aš jums sakiau, tiesiog kartoti šitas frazes, man labai gaila, atsiprašau, dėkoju tau, aš tave myliu. Ir taip kaip mantra, nuo 2 iki 20 minučių kartoti, jūs galite įsivaizduoti, vizualizuoti tą žmogų, kuriam taip yra. Ir įsivaizduoti ir siūsti jiems šviesą tiesiog. Šitoj situacijai labai svarbus yra neutralumo momentas. Jeigu mes viduje esame neutralūs, o kaip dažnai nutinka emociškai įsitraukę, mes galime padėti savo ramybę, savo susitelkimu, savo tuo tikėjimu vidiniu, netgi ne žodinio, vidiniu tikėjimu, savo vidinę ramybę, padėti kitam žmogui. Kada mes esame įsitaškę, mes kitam žmogui negalim padėti. Todėl pirmiausia, mes turim susigrąžinti patys savo ramybę, patys savo tikėjimo, pasitikėjimo būseną, kad viskas bus gerai. Ir vietoj to, kad įsivaizduotume, kaip, arba dažnai prasukinėtumėm filmą, kaip vyksta, kaip čia jam blogai, pačius blogiausius scenarius mes vizualizuokime besišypsantį šviesų, laimingą veidą. Mes matykime būtent taip ekrane savo vidinėme, o ne tai, kaip jam kažkas blogai atsitinka. Nes dabar viskas labai greitai realizuojasi, o savo vidiniu tikėjimu mes galim tą situaciją pakeisti. Taip pat dar kitas dalykas, mes galime tiesiog nieko net nekartoti, jeigu jūs mokate dėmesį išlaikyti savo viduje. Jūs tiesiog susitelkite savo viduje, vizualizuojate šviesą ir tą šviesą siunčiate tam žmogui. Galite įsijungti mantrą. Aš, pavyzdžiui, dainuoju Gayatri mantrą ir su ta Gayatri mantra aš įsivaizduoju tą žmogų tiesiog savo vidinėme ekrane. Ir aš tikiu tikrai nuoširdžiai, kad ta energija, jinai nueina tam žmogui, tas pasitikėjimas. Nes dažniausiai kasgi atsitinka, kada įvyksta kažkokia situacija kitam žmogui, kurią mes norim pagelbėti artimam. Jisai įsiderina, jisai tampa toksai neharmonijoje, laukas energetinis visas kiauras. Ir kada mes sugebam susitelkti, mes to susitelkimu jam suteikiame ir energijos, ir palaikymo. Ir tada jisai pats harmonizuojasi, nes mes esam viena, mes esam viena visuomet. Todėl aš labai jūs kviečiu tai prisiminti. Ir tai yra taikomoji bioenergetika, tai ką pasakoju, tai ką mes mokomės mūsų kurse. Ir iš tikrųjų tai turi mokėti kiekvienas žmogus. Tai yra paprasti būdai. Paimkite dabar ir pradėkite naudoti nuo šios akimirkos. Ir tai dar kartą pakartosiu, reziumuosiu tai, ką kalbėjau. Pirmas dalykas.
kad jūs turite patys nurimti, pirmą išgydyti save, pasižiūrėti, kur jūs meluojat savo, jeigu jūs kažkokių pažadų nevykdot, pradėkite tai vykdyti, daryti. Ir kitas dalykas, jūs galite dar kartoti mantrą, man labai gaila, atsiprašau, dėkoju tau, aš tave myliu, ho'opono tai vadinasi, tą ketureilį, arba galite melodiją, muziką pasileisti, irgi yra. Ir dar dalykas, kitas jūs galite tiesiog nurimti savo viduje, pamatyti tą žmogų ir siūsti jam šviesą, arba dainuojant kokią nors mantrą, arba pasileidus kokią nors kitą aukštų vibracijų muziką, jūs susitelkite ties to žmogumi ir tam žmogui siunčiate dėmesį savo, jūsų dėmesys gydo, ramus dėmesys ir ramybė, jūsų pačių ramybė gydo kitą žmogų. Tai tiek šiandien, linkiu jums būti ramiems, išlikti ramiems, nesvarbu, kas vyksta. Ir tokiu būdu mes padedame ne tik tai savo. Mes esame viena, mes esame visi susiję ir aš to 100% esu tikra. Todėl rūpinkime pirmiausia savimi ir savo vidinę ramybę ir tada viskas aplinkui irgi bus ramybėje. Iki.